Bet čia tik yra projektas, o aš jį žadu daryti, kad jie būtų atversti lapai. Čia tik ieškojimai yra, nes kadangi bus pusė pieštų, pusė tapybiškai, šarvai bus, kalavijas bus gyvi, mėnulis gyvis, o tai pieštas. Nes jis norėjo improvizuoti ir buvo improvizatorius. Ir daug sakau, kai pakėliau galvą, varikliai pradingo mano, nes variklio jau, nes stiebas buvo nuleistas. Prie šenčėlio. Atsijungi variklis, ne? Ne, variklis nutilo. Jis eina, bet aš nežinau, ar eina jie, ar neina, bet galvą pakėlė, žiūri ir studijuoju, tos graštus. Aplinkui visas toks, nu kaip graštas eina, bet tokiais tarpais. Didelis. Tarpas vėl didelis ir taip eina, matyt, kai jau jie šviečia, taip ir atrodo, kad šviečia aplinkui. O ten tada ir labai kitalios spalvos. Buvo tamsiai žalia, saulė buvo, nuo vandens tamsiai mėlyna atsidavė tokie ir jebė liktai tokie. Nu tai chameleoninis. Jo, matyt, nuo ežero. Nuo ežero matyt atsiduoda. Ir kas svarbiausia, negaliu palyginti, nes nėra nei vieno debesėlio. Sakau, bėkit lauk, greitai pamatysi. Tepo. Juk taip, iššaukiau. Po 9-3 minutės. Mes nespėjom, bet, matai, Danutė dar matė. Bet jau jūs sidabrinį matė, nes kadangi aukštai buvo, aš žemai, tamsiai žalia, blėt. Tamsiai žalia? Tamsiai žalia, bet žaidė nuo vandens. Žaidė nuo vandens. Taip. Toks ne vienas spalva buvo, tokia liktai mirgulia, bet aiškiai mačiau apatinę dalį, aiškiai mačiau viršutinę dalį. Buvo. Kaip graštas toks. Aiškiai mačiau. Nes aš akių, kol nenuskrido, aš negalėjau nuleis galvos. Ir iš karto į telefoną. Toks. Greta, eikit lauką, pamatys, nes bet mačiau jau sidabrėjo. Matai, už tai kilo, bet viršė. O ten, kai buvo tamsiai žalias ir matyt nuo vandens dar atsidavė toks tamsus, bet jisai nestabilis spalva buvo. Tokia liktai plaukianti, liktai gal nuo bangų, nes buvo vėjas. Nors ne vien debesėlį nebuvo, išskyrus kur saulė. 9 valandą buvo. Ir tai pakėliau, tai pakės. Ups. Buvo. Ir svarbiausia, aš nustojau galvoti. Tik variklis pradingo, elektrinis buvo. Bzzz, negirdėjau. Tiesku įsisolą. Ir taip buvo visą laiką galvą iškėlęs laikiau. Ir paskui taip. Į Ubagų salą ir paskui didelių greičių. Kada ten aš iš karto už telefoną, iš karto skambinu namiškiam,
Greitai išbėkit ant mūsų namo, turit pamatyti. Tonų objektą. O. Nu, tai matė. Nuo paveikslų nebus, kur galėtų žmonės pamatyti tą, ką jūs matėte. Nu, ne mano sfera, aš nenoriu ton dalyką išvis lysti. Supranti, vienas dalykas. Aš nesigainiuoju nei sensacijų, nei nieko. Aš dirbu tas, kas užeina per pilnatį, užsifiksuoja ir tą darau. Ir man jisai yra brangus tol, kol aš jį dirbu. Kai jau nebedirbu, jisai man nebereikalingas, jisai išeina iš mano išvis. Aš neskaičiuoju. Man nebereikalingas. Jisai man yra brangus tol, kol nepadariau. O kada padariau, jau viskas. Jisai jau yra praeitis. Man vienas dalykas, man svetima tema tai yra. O jūs dabar atminty turit gerai, kaip ta lėkštė atrodė? Kaip nuotrauka. Renginą padarys ten ir matys lėkštę. Smegenim, jeigu galvos tą, jie matys į formatą į viską. Nu, bet tai būtų gerai, kad paveikslas būtų. Ta galėtų pamatyti ir kiti žmonės. Kitiem negalima primesti, nes kadangi viena eina iš proto, kiti vėl prisimasto visokių velnių. Geriau, tegu vyksta viskas taip, kaip vyksta. Pats jūs darote paveikslus, dabar tapote? Taip. Taip ir darau, ir ne vieną. Bet tik tai tiek, kad man blogai yra, kad specifinius turiu daryti. Esu priverstas daryti, nes man reikia kapeikų, apšiltinimo reikia. Todėl buvo, bet taip, sąžiniai. Sau, kad daryčiau, ne. Dabar negaliu to leisti savo. Aišku. Na ir sakykit, ką norėtumėt pasakyti internetinių mažų filmukų žiūrovams, kurie jumis taip gerbė ir tiek daug peržiūrų. Keletą žodžių interneto žiūrovams. Viešpatelė. Kaip sakant, kaip Romai sakydavo. Tarnauju jums ir būsiu jūsų. Netgi kas blogai galvojat vis tiek. Ir nelinkėsiu to, ką aš ir kiti patyrė. Nelinkėčiau. Nes aš dabar turėčiau tapyti paveikslus, o negalvoti. Kas kur, bet labai ačiū. Visiems, kas padė. Netgi žodžių, man nereikia netgi finansiškai, man žodžių padė.